Kai jau pasiekė klaviatūrą, tai tada jau kompas ir maigė. Tais paprastai žaislais, su kuriais visi ir žaisdavo. Su plaktuku atsuktuvu. Nesakiau to atsakymą. Administratorius tai žmogus, kuris... Taip ir aiškinau, kad... Mėginau, nepavyko, tai ir taip ir liko. Taisau kompiuterius ir tiek. Toliau tikrai neverta aiškinti. Neaiškinau, aš iš tiesų mačiutį, kokią mano profesiją galiu. Prižiūri, kad kompiuteris veiktų. Šiaip administratorius moka viską daryti. Socialinį gyvenimą, žino, kas tai yra. Ir tie yra labai administratoriai kūrybingi žmonės. Ramina nervus, jeigu klientai pasitaiko piktai. Gaila, kolekcijos parodyti negaliu. Va, prašau. Jo, čia yra 2 klubai. Spurgų klubas ir pusryčių klubas. Ten aktualijas naujausias visą laiką būdavo aptariamas Delfi straipsnį. Buvo toks spurgų klubas, bet, spurgos užklyso juodai. Be abejo, pusryčių klubas. Adminai moka labai gerai daryti kavą. Gerą, pademonstruosiu. Sugalvojam, kokią norim ir per kiekvieną rytą merginome nešam kavą. Turbūt čia vieni iš labiausiai pasikaušiusių žmonių bendrauti su klientais. Klientų neapžavėsi. Naudojam triukų. Tiesiog apžavim. Kvepalai, gėlės. Svarbiausia sudėtingi terminai. Jeigu pasirinki kompiuterinius terminus, daugiau klausimų nebūna. Labą dieną. Aš norėčiau sužinoti, kur yra dabar internetas. Jeigu nuimtume plyteles, gali būti, kad rastume internetą po jos kojomis. Pritariu kolegai. Aš norėčiau sužinoti, kodėl UTP kabelyje yra 8 gyslos. Per 8 vamzdžius daugiau vandens patekės negu per 2. Gražus skaičius. Tai galima 8 telefono aparatas paimti. Nežinau, pasakykite tai močiutei, kad nežinau kodėl. Labą dieną. Gal galite man pasakyti, kas yra modemas? Galiu, turbūt. Moduliator, demoduliator. Jo, kažkas tokio. Jis dirba, tai jis kartais cypia. Atgyvena. O kitas klausimas, kas yra maršrutizatorius? Kaip modemas, tik atlieka daug daugiau funkcijų. Paketus nukreipia tam tikrą kryptim. Ne, čia per sudėtingai vaikui. Mariau, čia tau užkavytė, žinok. Buvo labai gardi. Tai labai norėčiau palinkėti mūsų administratoriams. Daugiau optimizmo, Kad ilgai gyventų, būtų protingi ir mažiau būti rimtiems.